Karas, kurį Rusija pradėjo prieš mano tėvynę, tampa vis nuožmesnis. Šiame sunkiame kelyje Ukrainai šiandien kaip niekada anksčiau reikalinga ne tik karinė, bet ir politinė bei dvasinė parama. Muzika – tai kalba, kuri pasiekia širdis, palaiko tikėjimą Ukrainos pergalę ir stiprina gynėjų dvasią. Šis karas, sukurta orkestrui, chorui ir solistams, tai monumentali muzikinė žinutė, primenanti, kad kasdien, kas minutę, kas sekundę, karas naikina viską, kas brangiausia – gyvybes, likimus, tautą, šalį. Jeigu būtų suteikta man galimybė pristatyti savo kūrybą plačiajai visuomenei, kartu būtume prisidėję prie dvasinės Ukrainos pergalės. Mano muzika skambėtų ne tik Ukrainoje, bet ir Lietuvoje kaip laisvės, pasipriešinimo ir vienybės ženklas. Projektui įgyvendinti reikalinga profesionali aranžuotė, atlikėjų komanda ir žinoma finansinis palaikymas. Iš anksto dėkoju už dėmesį, supratingumą ir bet kokią pagalbą. Pagarbiai, Igoris Ustimenko.